Aš vis dar puikiai prisimenu tą koridoriaus tapetų raštą. Maži auksiniai žiedeliai ant kreminio fono, besikartojantys be galo, kai žengiau link nuotakos apartamentų. Mano kulniukai garsiai stuksenėjo į medines grindis, kiekvienas žingsnis aidėjo tuščiame koridoriuje, o žemiau skambėjo muzika ir juokas. Derikas buvo dingęs jau 23 minutes. Žinojau tai, nes 4 kartus patikrinau laikrodį, stengdama nesirodyti susirūpinusią žmoną, beseka savo vyrą savo paties brolio vestuvėse. Jis buvo pasakęs, kad eina į tualetą, pabučiavo mane į skruostą ir dingo minioje šokančių svečių. Tai buvo prieš 23 minutes. Gal jis tiesiog kalbasi su kažkuo, murmėjau sau, glostydama savo nuotakos pamergės suknelę jau 1000 kartą. Gilus bordo audinys staiga atrodė per ankštas ir per šiltas. Nustok būti paranojiška, tačiau negalėjau sustoti. Tas neraminantis jausmas skrandyje, kurį ignoravau mėnesius, tapo nebeįmanoma išstumti. Vėlyvi vakarai, naujas kvepalas, kaip jis taip entuziastingai pasiūlė Amber padėti planuoti vestuves. Ji dabar šeima, buvo pasakęs, šypsodamasi savo žavingą šypseną. Tiesiog stengėsi būti geru svainiu. Pirmiausia patikrinau žemiau, apžvelgiau barą, šokių aikštelę, net žvilgtelėjau į vyrų tualetą. Nieko. Tada prisiminiau, kaip Amber minėjo, kad nuotakos apartamentuose viršuje yra privatus tualetas. Gal Derikas nuėjo ten, nes žemiau buvo perpildyta. Tai turėjo prasmę. Tobula prasmė. Antro aukšto patalpos buvo ramesnės, dekoruotos elegantiška kreminės ir aukso tema. Švelniai apšvietimas viską darė sapniška, romantiška. Pravažiavau pro rėmelius su veidrodžiais ir senoviniais nuotraukomis, mano atspindys užfiksuotas stikle. Atrodžiau pavargusi. Kada aš pradėjau atrodyti taip pavargusi? Nuotakos apartamentai buvo koridoriaus gale, durys šiek tiek pravertos. Šiltas šviesos spindulys įsiliejo ant kilimo. Derikai, tyliai sušukau, nenorėdama trukdyti, jei Amber ten buvo ir tvarkėsi makiažą. Tu čia, nėra atsakymų. Plačiau atidariau duris ir mano pasaulis sudužo į 1000 gabaliukų. Derikas stovėjo nugarą į mane, vis dar vilkėdamas puikiai pritaikytą pilką kostiumą, tačiau jo rankos buvo įsikibusios į vestuvių suknelę. Amber vestuvių suknelę, sudėtingą nėrinių ir blizgučių derinį, kurį padėjau jai pasirinkti prieš 4 mėnesius, suknelę, kurią ji vilkėjo tik prieš 30 minučių, šokdama su mano broliu. Jie bučiavosi ne kaip draugai, ne kaip atsitiktinis lūpų prisilietimas, o giliai aistringai, lyg tai būtų kasdienybė, lyg tai būtų tęsiasi ilgiau nei šis vienintelis momentas. Amber nuometas buvo nuimtas, neatsakingai numestas ant netoliese esančios kėdės. Jo suknelės nugarėlė buvo iš dalies atsisegusi, atskleidžianti glotnų jos nugaros odos paviršių. Derikas laikė ją už nugaros, jo pirštai buvo įsidėstę ant jos stuburo, lyg jis turėtų teisę taip ją liesti. Mano rankinės svoris lydo iš pirštų ir nukrito ant grindų su minkštu trenksmu. Jie to negirdėjo. Jie buvo pernelyg pasinėrę vienas į kitą. Aš negalėjau kvėpuoti, negalėjau judėti, negalėjau šaukti. Nors kiekviena mano kūno ląstelė klykė iš vidaus. Kambarys pradėjo suktis. Arba gal aš sukuosi? Negalėjau pasakyti. Viską, ką mačiau, buvo mano vyras bučiuojantis mano brolio nuotaką jų vestuvių dieną, kai 200 svečių šventė žemiau. Kiek laiko tai tęsėsi? Kiek melų buvau įtikėjusi? Kiek kartų gyniau jį prieš Tlarę? Tvirtinau, kad jį klysta. Tvirtinau, kad jis niekada taip nepasielgs. Staiga jaučiau prisilietimą prie peties. Apsidairiau šokdama ir sukauosi taip greitai, kad vos nenukritau. Ten stovėjo mano brolis Nathan, vis dar vilkintis smokingą, atrodantis neįtikėtinai ramus. Jo kaklaraištis buvo tobulai tiesus, nė vienas plaukas nesuklido. Jo veidas buvo atsipalaidavęs, beveik ramus, lyg ką tik būtų baigęs malonų pokalbį apie orą. Nathan, vos užšnabždėjau, mano balsas buvo tik šnaresys. Suėmiau jo ranką, bandydama nutempti jį nuo durų, kol jis nematė to, ką mačiau, kol jo širdis nesuskaudėjo taip, kaip mano. Nathan, nežiūrėk.
turime, bet jis nežiūrėjo į kambarį. Jis žiūrėjo į mane. Ir tada jis nusišypsojo. Neliūdna šypsena, nešokiruota šypsena, o žinanti šypsena, kuri visiškai nesiderino su tuo, kas vyko už 3 pėdų nuo mūsų. Jis priartėjo, jo lūpos vos įsivėlusios prie mano ausies ir sušnabždėjo 6 žodžius, kurie buvo net labiau nesuvokiami nei jo šypsena. Atsipalaiduok. Spektaklis netrukus prasidės, tada jis man mirktelėjo. Iš tikrųjų mirktelėjo, lyg dalintumėmės kažkokiu vidiniu juokeliu prie atsitiktinio šeimos vakarienės, o nestovėtume prie durų, kur mūsų sutuoktiniai mus apgaudinėja. Žiūrėjau į jį, mano protas stengėsi suprasti, kas vyksta. Spektaklis? Koks spektaklis? Kodėl jis nepyko? Kodėl nesiveržė į tą kambarį? Nathan švelniai paėmė mane už valkūnės ir nukreipė atgal nuo durų. Jo prisilietimas buvo tvirtas, bet ne grubus, jis vedė mane koridoriumi tarsi kapitonas, naršantis laivą per ramias jūras. Buvau per daug šokiruota, kad galėčiau priešintis, per daug sutrikusi, kad galėčiau daryti ką nors kitą, kaip tik lampoti šalia jo. Nathan, kas tu? Bandžiau pakartoti, bet jis prispaudė pirštą prie lūpų. Pasitikėk manimi, tyliai pasakė jis. Tiesiog pasitikėk manimi dar 15 minučių. Jis atidarė duris į mažą kambarį, kurio anksčiau nebuvau pastebėjusi. Tai buvo kažkoks sandėliukas paverstas poilsio zona su aksominė sofa ir silpna šviesa. Jis įvedė mane vidun. Būk čia, pasakė Nathan, jo balsas vis dar neįtikėtinai ramus. Neišeik. Neprieik jų. Dar ne. Nathan. Tavo žmona ten su mano vyru, žodžiai užstrigo mano gerklėje. Pasakyti tai garsiai padarė tai realu, taip, kaip matyti to nebuvo pakakę. Žinau, paprasčiausiai pasakė Nathan. Žinau tiksliai, ką jie daro. Žinau jau kurį laiką, grindys po manimi atrodė, tarsi paslydo. Tu žinai? Kaip gali žinoti ir vis tiek? Beviltiškai mojavau rankomis į viską aplinkui. Į vestuves, kurios ką tik įvyko, į priėmimą dar vykstantį žemiau. Nathan pažvelgė į savo laikrodį, tai buvo elegantiškas sidabrinis aksesuaras, kurį jam padovanojo Amber. Ironija nebuvo praleista pro akis. Dar 15 minučių, pakartojo jis. Visas tai turės prasmę per 15 minučių. Žadu. Aš nesuprantu, pasakiau, tačiau jis jau buvo pasiruošęs mane nuraminti. Suprasi, paklausė jis, švelniai suspaudęs mano petį, tarsi atsiprašydamas. Man reikia, kad manimi pasitikėtum. Ar gali tai padaryti? Norėjau ginčytis, reikalauti atsakymų, užsispyrusiai grįžti į tą kambarį ir susidurti su jais abiem, tačiau kažkas jo akyse mane sustabdė. Jis turėjo planą. Nepaisant visko, kas vyko ir neįtikėtino jo ramumo priežasties, jis viską buvo apgalvojęs. Gerai, išgirdau savo balsą sakant. 15 minučių, Nathan spustelėjo galvą, patenkintas ir švelniai uždarė duris paskui save. Suklupau ant aksominio sofos, mano kojos pagaliau atsipalaidavo. Rankos drebėjo taip stipriai, kad jas turėjau suspausti ant kelio. Vaizdas apie Dereką ir Amber buvo įsirėžęs į mano mintis, nuolat kartojantis, jo rankos ant jos pirštai jo plaukuose, tas neformalus artumas, lyg jie tai būtų darę 100 kartų anksčiau. Ir Nathan žinojo. Mano brolis žinojo, kad jo nuotaka apgaudinėja, žinojo, kad mano vyras yra tas, su kuriuo ji tai daro, ir vis tiek prieš 2 valandas jis stovėjo prie altoriaus ir tarė, taip kodėl? Iš apačios girdėjau Dėjų balsą, kuris vis labiau intensyvėjo, o muzika pulsavo per grindis, žmonių balsai šventė. Patikrinau telefoną. Praėjo 10 minučių nuo tada, kai Nathan paliko mane čia. Dar 5 minutės iki ko? Iki pasirodymo pradžios. Kokio pasirodymo? Mano širdis plakė kaip pašėlusi. Atsistojau, ėmiau vaikščioti po mažą kambarį, vėl sėdau, vėl atsistojau. Negalėjau čia likti. Man reikėjo žinoti, kas vyksta.
Tyliai atsargiai pravėriau duris ir pažvelgiau lauk. Koridorius buvo tuščias. Girdėjau Dėjo balsą, kuris dabar skambėjo per garsiakalbius, atsiliepdami laiptais. Pradėjau eiti link garsų. Damos ir ponai, išgirdo Nathan balsą aiškiai skambantį. Ačiū jums visiems, kad šiandien švenčiate kartu su mumis. Prieš tęsdami turiu pasidalinti svarbią informaciją su visais čia esančiais. Prieš 6 mėnesius pjaustydama daržovę sekmadienio vakarieniai buvau gavusi Nathan skambutį, pranešantį, kad jis atneša kažką ypatingo. Mano virtuvė kvepėjo česnaku ir rozmarinu, o Derekas dainavo, kai ruošė stalą, kažką, ką jis darydavo visada, kol darbas neįsuko jo į savotišką verpetą. Kažką ypatingo, juokauju apie brolį telefonu. Nathan, tu su šia mergina susitikinėjai kiek? 3 savaites. 4 savaites, jis pataisė ir girdėjau šypseną jo balse. Taip, žinau, kad tai greitai, bet man ji tikrai patinka. Manau, kad tau taip pat patiks. Derekas pažvelgė į mane, kai aš dėjau servetėles. Nathan pagaliau atsiveda merginą. Jau pradėjau galvoti, kad jis susituokė su savo darbu. Kai jie atvyko po valandos, Amber buvo būtent ta mergina, su kuria norėtum, kad tavo brolis susitikinėtų. Ji turėjo šiltas rudasias akis, lengvą juoką ir atnešė namuose keptų sausainių, nors Nathan buvo sakęs, kad nieko neatsineštų. Vakaras buvo šiltas ir jaukus, o aš sėdėjau prie stalo, mėgaudamas švelnių pokalbių su Derek. Jis džiaugėsi mano gaminimu ir uždavinėjo nuoširdžius klausimus apie mano darbą mokykloje. Kiekviena mano pasakojama šeimos istorija jį žavėjo. O papasakok man daugiau apie Nathaną, kai jis buvo vaikas, ištarė ji, akis blizgėjo iš dykumų. Man reikės šiek tiek informacijos vėlesniems laikams. Derekas juokėsi, pildamas jai taurę vyno. Pasitikėk manimi, aš turiu istorijų. Nathan ir aš turime bendrų prisiminimų. Prisimenu, kaip jis pasakojo apie tą kartą, kai Nathan bandė sužavėti merginą, išmokdamas groti gitarą ir netyčia sulaužė pirštą. Tuo metu jie puikiai sutapo. Stebėjau, kaip mano vyras svetingai priima mano brolio naująją merginą ir buvau dėkinga už tai. Ta naktį Derekas buvo toks žavus, kaip ir tada, kai mes pradėjome susitikinėti, dėmesingas, juokingas, esantis šalia. Turėtume dažniau susitikti, pasiūlė Derekas, kai jie ruošėsi išeiti. Tiesą sakant, Amber, aš dirbu centre, šalia to naujo kavos kiosko, apie kurį minėjai. Jei kada norėtumėte pavakarieniauti, kai įsikursite mieste, pranešk man. Galiu jums parodyti aplinką, supažindinti su žmonėmis. Amber šypsena nušvito. Tikrai? Tai būtų nuostabu. Aš beveik nieko čia nepažįstu, išskyrus Nathaną. Žinoma, atsakė Derekas, rodydamas tą šypseną, dėl kurios aš jį įsimylėjau prieš 7 metus. Kokia šeima be pagalbos? Aš apkabinau juos abu atsisveikinimui, džiaugdamasi, kad mano mažasis brolis rado žmogų, kuris atrodė toks nuoširdus. Per artimiausias kelias savaitės Derekas minėjo, kad susitiko su Amber kelis kartus, kavos čia, pietų ten. Jis sakė, kad jai sunku rasti darbą savo srityje ir jis jai padeda plėsti pažinčių ratą. Man atrodė, kad tai miela, netgi apgalvota. Toks buvo Derekas, žmogus, kuris visada stengiasi padėti kitiems. Arba bent jau taip man atrodė. Tačiau pokyčiai prasidėjo pamažu. Tokiais smulkiais niuansais, kad iš pradžių net nepastebėjau. Derekas pradėjo dirbti vėliau, grįždamas namo po to, kai jau buvau pavalgęs vakarienę. Jo telefonas tapo tarsi jo rankos dalimi, nuolat tikrindavo jį, nuolat rašydavo žinutes. Kai paklausiau, kam jis rašo, jis atsakydavo, kad tai darbai, nė nepažvelgdamas į mane. Atrodo, kad esi įsitempęs, pasakiau vieną naktį, praėjus maždaug 6 savaitėms po pirmo vakarienę su Amber. Ar viskas gerai ofise? Tai tik didelis projektas, atsakė Derekas, atlaisvindamas kaklaraištį. Viskas greitai nurims. Tačiau viskas nesinurimo. Situacija tik blogėjo. Po 3 mėnesių mano geriausia draugė Klare paskambino man antradienio popietę. Aš vertinau užduotis klasėje per laisvą laiką.
Sveika, keistas klausimas, pasakė Klare, jos balsas buvo atsargus. Prieš kelias minutes mačiau Dereką Roosevelt kavinėje. Jis gėrė kavą su moterimi, jauna, rudais plaukais. Atrodė, kad jie labai draugiški. Mano skrandis sukilo. Ką turiu omeny draugiški? Ar jis lenkėsi artimai, juokėsi? Ji kelis kartus palietė jo ranką. Nenorėjau trukdyti, nes nesu tikra, ar tai buvo darbo reikalai, ji nutraukė. Tiesiog maniau, kad turėtum žinoti. Aš taip stipriai sugriebiau rašiklį, kad jis paliko įspaudą mano nykštyje. Ar matei, kaip ji atrodė? Klare apibūdino ją ir mano krūtinė šiek tiek atpalaidavo. Atrodė, kad tai buvo Amber. Žinoma, kad tai buvo Amber. Derek vis dar padėjo Amber prisijungti prie tinklo, greičiausiai supažindindamas ją su potencialiais darbdaviais. Tai Nathan mergina, paaiškinau ir mane apėmė palengvėjimas. Derek jai padeda rasti darbą, o Klare skambėjo neapibrėžtai. Gerai, tai suprantama, manau. Atsiprašau, kad neramino tave, ne, viskas gerai. Vertinu, kad rūpiniesi manimi, tačiau po to, kai padėjau ragelį, palengvėjimas virto kažkuo kitu, nepatogiu jausmu. Kodėl Derek nepaminėjo, kad šiandien gėrė kavą su Amber? Jis paprastai visada praneždavo, kai ją sutikdavo. Ir kodėl jie atrodė taip draugiškai, kad Klare jaudinosi ir skambino man tą vakarą. Kaip tik ruošdamiesi miegoti, aš tai užsiminiau. Klare sakė, kad šiandien tave ir Amber matė Roosevelt, Derek nesustodamas atsakė, taip, aš ją supažindinau su kolega, kuris galbūt turės laisvą vietą savo departamente, ar pavyko, manau, kad taip. Jie atrodė labai susijaudinusi, matote? Pilnai racionalus paaiškinimas, puiku pasakiau įlipdama į lovą. Tu to anksčiau nepaminėjai, Derek tik numojo ranką, naršydamas telefone. Argi ne? Atsiprašau, tai buvo tik greita kava, kurios beveik neverta paminėti, žiūrėjau į jį, jo veidas apšviestas mėlyno ekrano šviesos. Kada mes nustojome tikrai kalbėti? Kada mūsų pokalbiai tapo tokiais paviršutiniškais, tik apie logistiką ir tvarkaraščius, Derek? Ar mes vis dar gerai? Jis pagaliau pažvelgė į mane, atrodydamas nuoširdžiai nustebęs. Žinoma, kad gerai. Kodėl tu to klausi? Nežinau. Pastaruoju metu atrodai atitolęs, lyg visada būtum kitur, net kai esi čia. Derek padėjo telefoną ir pritraukė mane arčiau. Atsiprašau. Darbas buvo beprotiškas. Bet tu teisus. Turiu būti labiau čia. Kaip būtų, jei suplanuotume savaitgalį dviese. Kitą mėnesį, kai šis projektas baigsis, įsikniaubiau į jo krūtinę, norėdama jam patikėti. Tai skamba puikiai, tačiau tas savaitgalis niekada neįvyko. Projektas niekada nesibaigė, o Derek vis labiau tolsta. Tuo tarpu Nathan ir Amber santykiai vystėsi greitai. Po 4 mėnesių jie susižadėjo, o vėliau iškart pradėjo planuoti vestuves. Staiga mano savaitgaliai buvo užimti suknelių pritaikymu, vietų apžiūromis ir tortų ragavimais. Amber norėjo mano nuomonės apie viską, kas man buvo malonu. Jis skambindavo bent 3 kartus per savaitę. Ką tu manai apie šias puokštes? Ji klausdavo, siųsdama nuotraukas. Ar burgundiška spalva per tamsi vakarinėms vestuvėms? Ar geriau daryti kokteilių valandėlę, ar iškart eiti prie vakarienės? O Derek, visada paslaugus, taip pat siūlydavo patarimus. Jis pažinojo puikų fotografą, turėjo ryšių su floristais, kurie galėtų pasiūlyti nuolaidą. Jis net buvo pasiūlęs Amber padėti su reikmenimis, kai Nathan buvo užstrigęs darbe. Tu esi toks nuostabus, vieną vakarą jam sakiau, stebėdama, kaip jis rašo žinutes Amber apie stalų užvalkalus. Amber turi laimę, kad tu jai padedi. Ji tap šeima, Derek, nežiūrėdamas į mane, atsakė, be to, Nathan labai užimtas darbe. Kažkas turi jai padėti, tačiau Nathan elgėsi keistai. Apie 12-ąją vestuvių planavimo savaitę, mano brolis Nathan pradėjo užduoti keistus klausimus per mūsų savaitinius pokalbius. Kaip sekasi Derekui darbe, paklausė jis.
Vis dar dirba vėlai. Taip dėja, kodėl? Tiesiog įdomu. Jūs gerai laikotės? Atrodo, kad pastaruoju metu esi pavargusi. Aš gerai. Tiesiog užimta mokykla ir padedu su tavo vestuvėmis. Teisingai, vestuvėmis. Jo tonu buvo kažkas neįprasto, tačiau kai paklausiau, kas negerai, jis pakeitė temą. 2 mėnesiai prieš vestuves Nathan atvyko vakarienės be Amber. Derek, kaip įprasta, dirbo vėlai. Galiu tavęs ką nors paklausti, tarė Nathan, stumdydamas maistą savo lėkštėje. Ir noriu, kad būtum nuoširdi, žinoma. Kas negerai, jis ilgai stebėjo mano veidą. Ar esi laiminga savo santuokoje? Šis klausimas nustebino mane. Kodėl tu man tai klausai? Tiesiog atsakyk, prašau. Pradėjau galvoti apie vėlyvas naktis, atstumą ir jausmą, kad tarp manęs ir Dereko kažkas pasikeitė. Tačiau vis tiek nusišypsojau. Kiekvienoje santuokoje būna sunkių momentų. Mes gerai, Nathan atrodė neįtikėjęs, bet daugiau nebepradėjo šios temos. 3 savaitės prieš vestuves radau viešbučio kvitą. Karaliaus Karūnos viešbutis datuotas antradienio popietę prieš 2 savaites. Kambario paslauga 2. Stovėjau mūsų spintoje, laikydama tą nedidelį popieriaus lapelį, rankos drebėjo. Derek grįžo namo ir rado mane sėdinčią ant sofos, kvitas gulėjo ant kavos staliuko tarp mūsų. Kas tai? Paklausiau, mano balsas buvo stebėtinai ramus. Jis vos pažvelgė į jį. Kliento susitikimas užtruko. Jie užsakė man kambarį, kad galėčiau atsigaivinti prieš vakarinės prezentacijas. Užsisakiau vakarienę, nes neturėjau laiko niekur eiti. Kambario paslauga 2. Klientas prisijungė prie manęs. Mes peržiūrėjome pasiūlymą, kol valgėme, jis pabučiavo mane į plaukus. Kodėl dabar mane tikrini? Turbūt turėjau užduoti daugiau klausimų, tačiau nepadariau to, tyliai pasakiau. Tiesiog radau jį ir buvau sumišusi. Na, paslaptis išspręsta, jis nusišypsojo man tuo pačiu žavingu šypsniu. Pasitikėk manimi, gerai? Taigi, aš pasitikėjau juo. Dievas man padėk, aš jam patikėjau. Maža patalpa atrodė, kad užsidaro aplink mane. Sėdėjau atgal ant taksominio sofos, tada vėl atsistojau, negalėdama išlikti ramiai. Mano protas šėlo, jungdamas taškus, kuriuos anksčiau atsisakiau matyti. Nathan žinojo. Tie 3 žodžiai nuolat kartojosi mano galvoje kaip būgnų ritmas. Mano brolis žinojo apie Dereką ir Amber ir vietoj to, kad tai sustabdytų, vietoj to, kad atšauktų vestuves, jis leido viskam tęstis. Jis stovėjo prie altoriaus, keitėsi įžadais, apkabino savo nuotaką prieš 200 žmonių, visą laiką žinodamas, kad jį miega su mano vyru. Tai neturėjo prasmės. Nathan buvo apsaugantis, kartais net perdėtai. Kai buvome vaikai, jis susišalino su berniuku, kuris privertė mane verkti vidurinėje mokykloje. Kai mano universiteto vaikinas man neištikimai pasielgė, Nathan nuvažiavo 4 valandas tik tam, kad išvestų mane į ledus ir pasakytų, kad nusipelniau geriau. Tai nebuvo jo stilius, šis ramus, apgalvotas išdavystės požiūris. Nebent ir nebuvo ramybės, galbūt viskas buvo visai kitaip. Paspaudžiau delnus prie akių, bandydama galvoti aiškiai. Fotografas? Kodėl tai taip svarbu? Nathanas buvo tvirtai užsispyręs pasamdyti tam tikrą fotografą, kurio paslaugos buvo brangesnės nei kiti, kuriuos siūlė Amber. Tuo metu Amber atrodė šiek tiek susierzinusi, tačiau Nathanas nebuvo linkęs nusileisti. Pasitikėk manimi, jis buvo pasakęs. Šitas vaikinas vertas kiekvieno cento. Pasitikėk manimi, tai buvo tie patys žodžiai, kuriuos jis man pasakė prieš 10 minučių. Išsitraukiau telefoną ir pradėjau naršyti savo žinutes su Klare. Radau pranešimą iš 2 mėnesių atgal, tą, kurį taip lengvai ignoravau. Pamačiau Dereką automobilį stovintį prie apartamentų pastato Riverside. Ar ne ten, kaip sakėte, gyvena Amber? Aš tuoj pat parašiau. Jis greičiausiai atvežė vestuvių reikmenis. Jis jai daug padeda. Klare atsakė vienu žodžiu. Gerai, bet ar iš tikrųjų buvo gerai?
Klarė žinojo, kad kažkas ne taip. Ji bandė man tai pasakyti savo atsargių būdų, o aš ją nutraukiau, nes nenorėjau tuo tikėti. Atsiminimai atsirado kiekvienas aštresnis už praėjusį. Derekas savanoriškai padėjo Amber su paskutinėmis vestuvių užduotimis. 3 kartai, kai Nathanas ypač pasiūlė tai. Iš tikrųjų, Derekai, kodėl tu nepadedi Amber paimti svečių dovanėlių ketvirtadienį? Aš turiu konferencijų skambutį. Negaliu pajudėti, ir Derekas sutiko taip greitai, taip entuziastingai. Nathanas juos susiejo, suteikdamas galimybės būti kartu. Bet kodėl? Aš atsistojau ir vėl priėjau prie durų, prispaudusi ausį prie jų. Iš apačios girdėjau muziką, balsus, juoką, visus tuos įprastus vestuvių garsus. Kiek laiko praėjo? Patikrinau telefoną. Praėjo 12 minučių nuo tada, kai Nathanas paliko mane čia. Dar 3 minutės. Mano širdis plakė taip stipriai, kad jaučiau, kaip jį dūzgė gerklėje. Kas įvyks per 3 minutės? Kas tai per šou, apie kurį užsiminė Nathanas? Vėl pagalvojau apie fotografą ir staiga kažkas paspaudė į vietą. Praėjusią naktį repeticijų vakarienėje pastebėjau, kaip fotografas fiksuoja viską, ne tik tradicinius kadrų, bet ir natūralias akimirkas. Derekas kalbėjo su Amber kampe. Amber tvarkė Derekui kaklaraištį, kai manė, kad niekas nemato. Fotografas buvo visur fiksuodamas akimirkas, kurios tuo metu atrodė nereikšmingos. Ar jos dabar tapo reikšmingos? O videografas? Nathanas pasamdė ir videografą, nors Amber sakė, kad nenori, nes videokameros mane nervina, kaip jis sakė. Bet Nathanas buvo užsispyręs. Tai mūsų vestuvių diena. Norėsime viską prisiminti, o Dieve. Įrodymai. Nathanas rinko įrodymus. Aš ėjau po mažą kambarį, mano bordo suknelė šnarėjo aplink kojas. Kiek laiko Nathanas jau žinojo? Jis man uždavė tuos keistus klausimus praėjus 12 savaičių nuo vestuvių planavimo pradžios. Ar jis jau tada žinojo, ar tik įtarė ir pradėjo tirti? Prisimenu dar kažką. Prieš 2 mėnesius Nathan man uždavė keletą, atrodytų, atsitiktinių klausimų apie Dereko dienotvarkę. Jis domėjosi, kada Derek paprastai grįžta namo po darbo, ar jis keliauja verslo reikalais, ar turi kokių nors hobių, kurie reguliariai išveda jį iš namų. Pamaniau, kad Nathan tiesiog bando užmegzti pokalbį, galbūt planuoja siurprizą golfo aikštyne. Tačiau iš tikrųjų jis stebėjo Dereko judesius, bandydamas išsiaiškinti, kada jis ir Amber galėtų susitikti. Mano skrandis susiraito. Kiek kartų jie buvo kartu? Kiek melų man buvo pasakyta. Kiekvieną vėlai vakarą biure, kiekvieną verslo vakarienę, kiekvieną savaitgalį jis sakydavo, kad turi užbaigti dokumentus. O Amber, ta miela, energinga Amber, kuri 3 kartus per savaitę skambindavo man pasiteirauti apie vestuvių detalės. Ar ji kartu su Dereku juokėsi iš manęs? Ar jie šmaikštavo, kaip lengva mane apgauti? Kambaryje tapo per karšta. Nuskubėjau prie mažo lango ir bandžiau jį atidaryti, bet jis buvo hermetiškai uždarytas. Lauke stovėjo vestuvių svečių automobiliai, kurie net neįtarė, kas iš tikrųjų vyksta. Žmonės, manantys, kad švenčia meilę. Išgirdau žingsnius koridoriuje ir sustingau. Jie praėjo pro mano duris ir nusileido laiptais. Mano rankos vėl pradėjo drebėti. Praėjo 14 minučių. Dar 1 minutė iki Nathano 15 minučių termino. Negalėjau daugiau likti šiame kambaryje. Turėjau sužinoti, kas vyksta. Nathan turėjo suprasti. Aš atsargiai atidariau duris ir pažvelgiau į koridorių. Dabar jis buvo tuščias. Iš čia galėjau aiškiau išgirsti Dėjo balsą. Ta perdėtai entuziastingą toną, kurį Dėjo paprastai naudoja vestuvėse. Bet kažkas buvo kitaip. Muzika buvo sustojusi. Stengdamasi judėti tyliai, apsiaukusi aukštakulnius, žengiau link laiptų. Kiekvienas žingsnis atrodė lyg judant per vandenį, lėtai ir sunkiai.
Dalelė manęs norėjo grįžti į tą mažą kambarį ir slėptis, kol tai viskas pasibaigs. Bet man reikėjo pamatyti. Reikėjo būti liudytoja visko, ką Nathan buvo suplanavęs. Pasiekusi laiptų viršų, pažvelgiau žemyn į priėmimo salę. Iš šios pusės galėjau matyti didžiąją dalį patalpos. Stalus su bordo ir auksinėmis dekoracijomis. Šokių aikštelė, kur mačiau, kaip mano brolis ir Amber dalijosi savo pirmų šokių mažiau nei prieš valandą. Barą, prie kurio stovėjo Derekas, gėrimo rankoje, tikriausiai manantis, kad jam pavyko viską paslėpti. Nathan dabar buvo priekyje, šalia dėjau pulto, mikrofonas rankoje. Šviesos buvo pakoreguotos, prožektoriai nukreipti į jį. Kiekvienas svečias buvo atsisukęs į jį, šampano taurės rankose, laukdami tostų ar mielo kalbėjimo apie meilę ir įsipareigojimus. O jei jie tik žinotų. Pradėjau leisti žemyn laiptais, ranką laikydamasi turėklų. Kojos buvo silpnos, bet priverčiau jas judėti. Turėjau ten patekti. Turėjau būti ten, kai kas nors netrukus įvyks. Nathano balsas pasiekė mane per garsiakalbius, šiltas ir draugiškas. Ponios ir ponai, ačiū, kad šiandien švenčiate kartu su mumis. Dabar buvau perpus nusileidusi laiptais. Šventės atmosfera įgavo naują posūkį, kai keletas svečių pastebėjo mane, bet didžioji dalis dėmesio buvo skirta Nathanui. Iš tolo mačiau Dereką, stovintį prie baro, būtent ten, kur jį ir įsivaizdavau. Atrodė, kad jis visiškai atsipalaidavęs, nieko neįtariantis. Tuo tarpu Amber, stovinti priešingoje salės pusėje, šypsojosi, laikydama šampano taurę rankoje, apsupta savo pamergių. Jie net nenumanė, kas tuoj įvyks. Prieš tęsdami turiu jums pasakyti kažką labai svarbaus, pasakė Nathan, jo šypsena buvo tokia natūrali, kad atrodė, jog jis nieko blogo nesiruošia daryti. Aš nusileidau laiptais ir pradingau už stulpo, kur galėjau stebėti viską, bet pats nebūti matomas. Širdis daužėsi taip stipriai, kad atrodė, jog visi aplink gali ją išgirsti. Nathanas skenuoja minę ir akimirkai jo akys užkliuvo už manęs. Jis šiek tiek linktelėjo, toks subtilus gestas, kad jei nebūčiau tiesiogiai žiūrėjusi į jį, būčiau jį praleidusi. Tada jis vėl grįžo prie svečių, jo šypsena platėjo, bet jos šiluma pasiekė ne visas akis. Tačiau prieš tai, kai Amber ir aš pradėsime mūsų kelionę kaip pora, tęsė jis, balsas išliko tvirtas ir šiltas, manau, kad visi turėtų sužinoti, kas jie iš tikrųjų yra. Tuo momentu salėje įsivyravo visiška tyla. Galėjai išgirsti, kaip krenta adata, Nathanas linktelėjo Dievui ir mano pasaulis jau sudužęs viršuje nuotakos kambaryje, sprogdinamas prieš 200 liudytojų. Didžiuosiuose ekranuose, kurie anksčiau rodė mūsų šeimos nuotraukas, pasirodė mėlyna šviesa, o po akimirkos juodai balta vaizdo medžiaga iš saugumo kameros su laiko žyma kampe. Amber buto įėjimas, pažinau jį iš karto. Buvau ten 2 kartus padėdamas jai persikraustyti, kai ji pirmą kartą atvyko į miestą. Laiko žyma rodė, vasario 14 diena, Valentino diena, prieš 4 mėnesius, mačiau, kaip Derekas įvažiavo į parkavimo aikštelę, išlipo, apžvelgė aplinką, tarsi tikrindamas, ar kas nors jį stebi, ir tada įėjo į pastatą. Kitas kadras parodė vidinį koridorių. Derekas stovėjo prie buto 3 bei durų, kuriuose gyveno Amber. Jis pasibeldė ir durys atsidarė. Amber pasirodė durų slenkstyje, vilkėdama raudoną šilkinę chalatą ir net juodai baltame vaizde matėsi, kas tuoj įvyks. Ji įsivedė jį vidun ir durys užsidarė. Pasirodė nauja laiko žyma po 2 valandų. Derekas paliko pastatą, taisydama savo kaklaraištį, tą patį, kurį buvo išlygęs jam tą rytą, kai jis sakė, kad turės dirbti vėlai. Minioje nuvilnijo šnarėjimas. Išgirdau kažką sušnipštus. Ar tai jaunojo žmona? Ekranai vėl pakeitė vaizdą. Dar daugiau saugumo vaizdo įrašų su skirtingomis datomis. Kovo 2, kovo 15, kovo 23, balandžio 9. Kiekvienas rodė tą patį scenarijų. Derekas atvyksta į Amber butą, įeina, o po kelių valandų išeina. Negalėjau kvėpuoti, negalėjau atitraukti akių. Rankos spaudė stulpą, nagai įsirėžė į puošnų paviršių. Tada vaizdo medžiaga pasikeitė į ką nors kitą.
Ekrane pasirodė dideli tekstiniai pranešimai, kad visi galėtų juos aiškiai perskaityti. Derek vėl dirbo iki vėlumos ir Amber, užuot likusi namuose, kvietė jį pas save. Derek jau pakeliu, atsakė jis, skubėdamas pasiteisinti žmonai, kad turi verslo vakarienę. Ar jį įtarė ką nors? Paklausė Amber, jos balsas buvo neramus. Ne, ji pernelyg pasitiki manimi, atsakė Derek, nors jo viduje jausmas buvo visai kitoks. Per daug lengva, mąstė jis, jausdamas, kaip kažkas nutrūksta jo krūtinėje. Tuo tarpu ekranai užsipildė pranešimais, o svečiai prieš tai stebėję su atvira burna, dabar panirė į visišką tylą. Šoko atmosfera buvo tokia intensyvi, kad ją būtų galima paliesti. Turime būti atsargesni, pasakė Derek, nervingai žvelgdamas aplink. Klarė mus pamatė kavinėje. Ką tu jai pasakei? Paklausė Amber. Kad padedu tau plėsti ryšius. Ji tuo patikėjo, atsakė jis. Tavo žmona tikrai naivi, šyptelėjo Amber. Nathan irgi, pridūrė Derek, ir abu iš karto suprato, kaip jie yra apgaulingi. Po vestuvių turėtume pagalvoti apie tai, kaip šią situaciją paversti nuolatinę, pareiškė jis. Ar tu sakai tai, ką manau? Amber akys išsiplėtė iš nuostabos. Kai tu ištekėsi už Nathano, turėsi prieigą prie jo pinigų. Aš išsiskirsiu su žmona ir mes galėsime būti kartu visam gyvenimui. Bet tuomet įvykiai pasikeitė. Visas kambarys prisipildė šūksnių ir pasipiktinimo, kai Amber mama sušuko, o Nathano tėvas pasistojo, raudonas iš pykčio. Tuo tarpu Nathan stovėjo ramus, leidžiantis ekranams papasakoti visą istoriją. Netrukus pasirodė nuotraukos, profesionaliai darytos, aiškiai parodant, kad fotografas žinojo, ką daro. Derek ir Amber, laikantys vienas kitą už rankų restorane, kurio niekada neturėjo aplankyti kartu. Tada vaizdas, kaip jie kartu įžengė į karaliaus karūnos viešbutį. Derek ranka glostė Amber nugarą, vedė ją per foje. Tai buvo prieš 3 savaites, prisiminė Derek, kai dar buvo įsitikinęs, kad niekas nesužinos apie jų slaptus susitikimus. Nuotrauka, kur jie bučiavosi Dereko automobilio viduje, paslėptame prie upės, buvo dar baisesnė. Amber ranka glostė jo veidą, o Derek užmerkė akis, žiūrėdamas į ją, tarsi nieko aplink nebūtų buvę. Ši intimumo akimirka buvo blogesnė už viską. Atrodė, kad jie tikrai rūpinasi vienas kitu, arba galbūt tik pinigais ir planu, kurį sugalvojo, kad išnaudotų mus abu. 2 mėnesius anksčiau jis buvo samdęs privataus detektyvo paslaugas. Nathan, jo balsas, ramus ir nieko nesakantis, praskriejo per chaotišką kambarį. Atrodė, tarsi jis kalbėtų apie orą, tačiau jo žodžiai buvo kaip peilis. Draugas pamatė juos kartu ir man pasakė. Iš pradžių man buvo sunku tuo patikėti. Amber moteris, kurią supažindinau su savo šeima, kurią mano sesuo priėmė su atviromis rankomis, ir Derek, mano svainis žmogus, kuriuo pasitikėjau. Nathan akys užtikrintai nukrypo į Dereką minioje. Derekas nustingo lyg elnias apakintas automobilių žibintų. Bet įrodymai buvo akivaizdus, tęsė Nathan. Jų romanas tęsėsi mėnesiais, planuojant pasinaudoti šiuo santuokiniu ryšiu, kad gautų prieigą prie mano pinigų, o po to paliktų mus abu. Jis pažvelgė į Amber, kuri dabar verksmingai krito ant kėdės, o nuotakos liudininkės atsitraukė, lyg ji būtų užkrėsta. Pagalvojau apie vestuvių atšaukimą, sakė Nathan. Privatų jų atskleidimą. Bet tada suvokiau vieną dalyką. Jie ne tik mus išdavė. Jie iš mūsų juokėsi, vadino mus naiviais, nuobodžiais, per daug pasitikintieis. Jie manė, kad yra tokie išmintingi, gerokai protingesni už visus kitus. Jo balsas tapo griežtesnis, pirmasis tikras jausmas prasiveržė pro jo ramią išorę. Taigi, nusprendžiau leisti jiems manyti, kad laimėjo. Leisti jiems tikėti, kad jų planas veikia. Leisti jiems stovėti prie šio altoriaus, keistis įžadais, kurie nieko nereiškia, švęsti kartu su jumis, galvodami, kad jiems pavyko. Nathan išsitraukė dokumentus iš švarko. Štai anuliavimo dokumentai jau pateikti teismui šį rytą. Ši santuoka yra niekinė. Ji niekada iš tikrųjų neįvyko.
Amber nugrimzdo į kėdę, jos vestuvinė suknelė aplink ją įsiskleidė kaip ištirpęs sniegas. Jos mama skubėjo prie jos, bet Amber tėvas sugriebė žmonos ranką, sustabdydamas ją. Jo veidas buvo kupinas pasišlykštėjimo. O tu, tarė Nathan, akys įsmeigtos į Dereką. Tu turi dabar išeiti. Derekas galiausiai rado balsą. Nathan, palauk. Tai ne tai būtent tai, kaip atrodo, pertraukė jį Nathan. Nesikuklink ir nesiek meluoti, kad išsisuktum. Įrodymai akivaizdus. Tu buvai atskleistas. Viskas baigta. Derekas pažvelgė į mane per kambarį. Pirmą kartą nuo tos dienos, kai jį sutikau prieš 7 metus, mačiau tikrą baimę jo veide. Ne baimę prarasti mane, bet baimę prarasti savo reputaciją, savo įvaizdį, viską, ką buvo sukūręs. Jis bandė eiti link manęs, bet Klare, mano geriausia draugė, pasirodė iš niekur, tiesiog užstojo jam kelią. Mano geriausia draugė, kuri bandė mane įspėti, kuri pamatė tiesą anksčiau nei aš. Net nesiruošk, tarė Klare, jos balsas buvo žemas ir pavojingas. Tu padarei pakankamai žalos. Man reikia su ja pasikalbėti, sakė Derekas. Prašau, galiu paaiškinti. Nėra nieko, ką būtų galima paaiškinti, atsakė Klare. Visi čia matė, kas tu esi. Dabar išeik, kol dar nepasidarei savo blogiau. Jaunikio draugas priartėjo prie išėjimų, sukurdama aiškų kelią Derekui išeiti. Žinia buvo aiški. Išeik dabar, arba būsi išvestas. Derekas apžvelgė kambarį, žvelgdamas į žmonių veidus, kuriuos pažinojo daugelį metų. Draugai, šeima, kolegos. Kiekvienas iš jų žiūrėjo į jį su panieka. Jis sugriebė švarką nuo netoliese esančios kėdės ir nužygiavo link išėjimo, galva nuleista, pečiai susigūžę. Kai jis praėjo pro mane, dar kartą bandė. Prašau, sušnibždėjo. Pažvelgiau į jį, iš tikrųjų pažvelgiau ir pamačiau svetimą. Šis vyras, su kuriuo buvau sukūrusi gyvenimą, kurį visiškai pasitikėjau ir gyniau prieš tuos, kurie jį abejodavo, dabar atrodė kaip nepažįstamas. Jis buvo svetimas, kuris mano meilę pavertė ginklu prieš mane. Išeik, tyliai pasakiau. Derekas išėjo. Vos jam dingus pro duris, priėmimo salė sprogo į chaosą. Balsai persidengė, žmonės kėlėsi, kėdės braškėjo prieš grindis. Amber draugės visiškai ją paliko. Ji sėdėjo viena prie stalo, kuris turėjo būti šefo stalas, veidas paslėptas rankose, pečiai drebėjo nuo ašarų, kurias niekas, atrodė, nesiruošia matyti. Nathan tėvai skubiai kalbėjo su Amber tėvai šalia baro. Mačiau, kaip Amber tėvo veidas raudonuoja nuo pykčio ir gėdos. Jos mama atrodė, kad gali elpsti. Nathan mama nuolat žvilgčiojo tarp savo sūnaus ir Amber su veidu, kurio nesugebėjau perskaityti. Gal pasididžiavimas, gal šokas, kad jo sūnus visą tai suorganizavo. Aš stovėjau sustingusi už stulpo, mano kojos atsisakė paklusti. Viskas atrodė kaip nesąmonė, lyg stebėčiau, kas vyksta su kitu žmogumi, lyg bet kurią akimirką pabuščiau ir suprasčiau, kad tai tik košmaras sukeltas streso ir vestuvių planavimo. Tačiau skausmas krūtinėje buvo per realus. Gėda deganti manyje buvo per ryški. Tai vyko. Tai jau įvyko. Ei, Klare balsas pertraukė mano paralyžių. Jis taiga atsirado šalia manęs, ranka apjuosusi mano pečius. Eime, išvesiu tave iš čia, aš negaliu judėti, sušnibždėjau. Kla, aš negaliu. Taip, tu gali. Vienas žingsnis po kito. Aš tave turiu, ji pradėjo vesti mane link šoninių durų, toliau nuo minios, tačiau Nathan balsas sustabdė mus palauk. Pasukau ir pamačiau, kaip mano brolis artėja, praeidamas pro nustebusius svečius. Kai kurie bandė su juo kalbėtis, palietė jo petį arba išreiškė užuojautą, tačiau jis visus praleido, visą savo dėmesį sutelkęs į mane. Kai jis priėjo, apsikabino mane. Stovėjau sustingusi jo rankose akimirką, kol kažkas manyje subyrėjo ir aš pradėjau verkti.
Nesubtiliais ašaromis, bet bjauriais, dusliais raudojimais, kurie drebino mano visą kūną. Atsiprašau, Nathan pasakė įsikibęs į mano plaukus. Atsiprašau, kad nepasakiau anksčiau. Atsiprašau, kad turėjai sužinoti taip. Tu žinojai, išspaudžiau tarp raudojimo. Tu žinojai 2 mėnesius ir nesakei man, žinau. Žinau. Ir atsiprašau, bet jei būčiau pasakęs, jis būtų tai neigęs. Jis būtų turėjęs kokį nors sklandų paaiškinimą. O dalis tavęs būtų norėjusi jam patikėti. Tu žinai, kad būtum, žinoti tai buvo blogiausia dalis. Net su Klarė įspėjimais, net su viešbučio kvitu, net su visais požymiais, kuriuos norėjau išgirsti, pasirinkau tikėti Derek, nes alternatyva buvo per skausminga. Man reikėjo konkrečių įrodymų, Nathan tęsė, šiek tiek atsitraukdamas, kad galėtų pažvelgti man į akis. Įrodymų, kuriuos negalima būtų paaiškinti ar paneigti. Man reikėjo, kad jis neturėtų jokios pabėgimo galimybės, jokios galimybės manipuliuoti tavimi, kad liktum. Taigi, tu leidai vestuvėms vykti. Tu stovėjai ten ir vedei ją, žinodamas, kad ta santuoka niekada nebuvo teisėta. Nathan švelniai pertraukė, ceremoniją vedė aktorius, mano draugas iš kolegijos, kuris man skolingas paslaugą. Licencija, kurią pateikiau, buvo tuščia. Nėra jokių santuokos įrašų, aš žiūrėjau į jį, tarsi viskas būtų buvę apgaulė. Visa ši situacija buvo spąstai. Man reikėjo, kad jie abu būtų čia, prieš visus, kuriuos pažinojo, su nepaneigiamais įrodymais. Reikėjo sunaikinti jų reputacijas, kaip jie planavo sunaikinti mūsų gyvenimus. Klarė išleido žemą švilpimą. Oho, Nathan, tai šalta. Jie to nusipelnė, atsakė Nathan be jokio jautrumo. Jie ketino mus pasinaudoti, pažeminti ir pasitraukti su mano pinigais, viską tuo metu juokdamiesi, kaip mes buvome kvaili, jis buvo teisus. Teksto žinutės tai aiškiai parodė. Per daug pasitikintys, per daug naivus, per daug lengvai apgaunami. Ar tu kada nors ją iš tikrųjų mylėjai? Paklausiau. Amber, turiu omenyje. Ar kas nors iš to buvo tikra? Nathan pirmiausia suraukė žandikaulį. Taip, man ji tikrai patiko. Maniau, kad ji tikra. Bet tada mano draugas Karlosas pamatė juos kartu viešbučio bare. Jis man iškart paskambino. Maniau, kad tai galbūt tik kitas žmogus, panašus į Amber. Taigi pradėjau atidžiai stebėti. Tikrasis stebėjimas. Ir kai sužinojau, ko ieškoti, ženklai buvo visur. Fotografas, pasakiau, suvokimas ėmė aiškėti. Videografas, kurį tu primygtinai reikalavai. Kaip tu nuolat siūlei Derekui padėti Amber su vestuvių reikalais. Man reikėjo dokumentacijos ir pakankamai laisvės, kad jie patys save užspringtų. Nathan pažvelgė pro mano pusę, kur Amber vis dar sėdėjo, dabar tyliai bartama tėvo. Aš samdžiau privačią detektyvą, kad jis juos sekėtų. Kiekvieną susitikimą, kiekvieną viešbučio vizitą, kiekvieną melą, kurį jie pasakė. Viską turėjau dokumentuota. Bet vis tiek reikėjo suplanuoti visą vestuvę. Stovėti prie altoriaus. Sakykite įžadus. Fiktyvius įžadus fiktyvioje santuokoje. Nathan sakė, kad tai buvo verta, kad pamatytų jų veidus, kai jie supras, kad buvo pagauti. Kai jie supras, kad nebuvo tokie protingi, kaip manė. Aš nušluoščiau akis, palikdama makiažą ant rankos. Jaučiuosi kaip kvaila. Tu nesi kvaila. Tu esi pasitikinti. Yra skirtumas, aš ignoravau kiekvieną įspėjimo ženklą. Klarė bandė man pasakyti. Tu bandei užsiminti. Aš tiesiog visada jį gyniau. Klarė stipriai mane apkabino. Būtent taip veikia meilė. Ji verčia mus norėti matyti geriausius dalykus žmonėse, net kai jie rodo mums savo blogiausius. Kitoje kambario pusėje pasirodė viešbučio apsauga. Nathan, matyt, buvo jiems paskambinęs anksčiau. Jie išvedė Amber, kurios sugadinta vestuvinė suknelė vilkosi už jos. Jos mama sekė paskui raudodama, o tėvas liko už nugaros, atsiprašinėdamas svečių, jo veidas buvo gėdos kaukė.
Nathan tėvai priėjo prie mūsų, jo mama iš karto mane apkabino. Brangioji, man labai gaila, pasakė ji. Jei būčiau žinojusi, ką Derekas daro. Niekas nežinojo, mama, atsakiau išskyrus Nathaną. Nathan tėvas stipriai paplojo sūnui per petį. Tam reikėjo drąsos, sūnau, ir planavimo. Džiaugiuosi, kad stoji už savo seserį, net jei tavo metodai buvo neįprasti, pasakė Nathan. Derekas nebus toks, kad tiesiog atsitiktinai pasitrauks iš šios situacijos. Žmonės, kurie čia buvo šį vakarą, jo kolegos, verslo kontaktai, draugai aukštose vietose. Rytojaus rytą visi mūsų socialinėme rate žinos, ką jis padarė. Jo reputacija yra sugriauta. Tiesą sakant, šis žinojimas turėjo suteikti man paguodą, tačiau jaučiausi tuščiai, tarsi viduje būtų likusi tik tuštuma. 7 mano gyvenimo metai buvo pastatyti ant melų. Kiek iš mūsų santykių buvo tikri? Ar jis kada nors iš tikrųjų mane mylėjo, ar aš jam buvau tiesiog patogi? Eikime, švelniai pasakė Clara. Grįžkime namo. Tu per daug išgyvenai šį vakarą. Aš nenoriu grįžti namo, atsakiau. Man atrodė, kad butas, kurį dalijome su Derek, tapo paskutinė vieta, kur norėjau būti. Kiekvienas kambarys primins man apie jį, apie mus, apie gyvenimą, kurį maniau, kad statome kartu. Tada eik pas mane, pasiūlė Clara. Gali likti tiek, kiek reikia. Nathan išsitraukė telefoną. Pirmadienio rytą paskambinsiu advokatui. Pradėsime skyrybų procesą iš karto ir aš pasirūpinsiu, kad gautum viską, kas tau priklauso dėl susitarimo. Man nerūpi pinigai, pasakiau. Tu turi rūpintis, tvirtai atsakė Nathan. Jis neturi teisės tave išduoti ir tiesiog pasitraukti be pasekmių. Tu jį pasinaudosi viskuo, ką jis turi, ir taškai pradėsi kurti geresnį gyvenimą be jo. Už mūsų dėjo pradėjo pakavinėti savo įrangą. Svečių minė ėjo lauk, kai kurie stabtelėjo, kad ištartų užuojautą, kiti tiesiog skubėjo praeiti, jausdami gėdą. Pasakų šviesos, kurios prieš valandą atrodė tokios magiškos, dabar atrodė tiesiog blausiai ir dirbtinai. Tai turėjo būti šventė, bet tapo laidotuvėmis 2 santykiams, kurie mirė dar prieš šį vakarą. Tačiau kai Nathan vedė mane link išėjimo, apglėbęs mano pečius, o Clara ėjo šalia, supratau kažką labai svarbaus. Aš praradau vyrą, taip praradau ateitį, kurią planavau, gyvenimą, kurį įsivaizdavau. Bet aš nepraradau visko. Mano brolis paaukojo savo laimę, kad apsaugotų mano. Jis iškentė mėnesius planuodamas melagingą vestuvę, apsimesdamas mylintis moterį, kuri jį išduoda, kad įsitikinčiau tiesą apie Dereką. Tokia lojalumas buvo vertingesnis už bet kokias vestuves pastatytas ant melų. Ir Clara, kuri niekada nepatiko Derekui, bet vis tiek mane palaikė, kuri bandė švelniai įspėti, o kai tai nepadėjo, tiesiog buvo ten, kad pagautų mane, kai sukritau. Tai buvo tikra draugystė. Išėjome pro priėmimo salės duris į gaivų nakties orą. Giliai įkvėpiau, leisdamas orui užpildyti mano plaučius. Tu būsi gerai, tyliai pasakė Nathan. Dabar tai gali nesijausti, bet tai bus. Pakėlęs galvą į tamsią dangų, kur žvaigždės blizgėjo, pagalvojau, kad kažkur ten Derekas greičiausiai jau ruošia savo kitą melą, savo kitą pasiteisinimą. Amber ir aš galbūt darėme tą patį, tačiau aš stovėjau tarp 2 žmonių, kurie tikrai mane mylėjo, kurie niekada manęs nepavedė ir kurie šią naktį įrodė, kad pasiryžtų bet kam, kad mane apsaugotų. Taip, aš pasakiau. Ir pirmą kartą nuo to momento, kai įžengiau į vestuvių salę, patikėjau tuo. Po 3 mėnesių sėdėjau prieš Nathaną mūsų mėgstamoje kavinėje, toje pačioje, kur Clara anksčiau buvo mačiusi Dereką su Amber. Toks prisiminimas nebeatrodė toks skaudus. Praėjusią savaitę buvo oficialiai užbaigtas skyrybų procesas. Derekas bandė kovoti, tikino, kad jam priklauso pusė visko, tačiau Nathan advokatas jį smarkiai nugalėjo teisme. Įrodymas apie jo neištikimybę ir bandymas apgauti Nathaną visiškai pakeitė teisėjo nuomonę. Man atiteko butas, automobilis ir kompensacija, kuri leis man patogiai gyventi, kol nuspręsiu, ką daryti toliau. Derekas, kaip ir buvo numatyta, visiškai sugriuvo.
Niekas nenorėjo dirbti su žmogumi, kuris viešai buvo atskleistas kaip neištikimas ir apgavikas. Paskutinį kartą girdėjau, kad jis persikėlė į kitą valstiją, bandydamas atkurti savo reputaciją ten, kur žmonės nežinojo jo istorijos. Amber visiškai dingo iš socialinių tinklų. Jos tėvai įsikėlė į kitą miestą, nesugebėdami susitvarkyti su gėda. Vestuvės, kurios turėjo ją iškelti į prabangų gyvenimą, iš tikrųjų sugriovė viską, dėl ko ji dirbo. Turėjau jaustis patenkinta jų žlugimu. Kartais taip ir jaučiausi, tačiau dažniau tik dėkojau, kad tai baigėsi. Na, tarė Nathan, maišydamas cukrų savo kavoje, mama paprašė manęs tavęs paklausti kažko. O, ne. Ko ji dabar nori? Ji nori žinoti, ar esi pasiruošusi vėl pradėti susitikinėti. Aš nusijuokiau. Iš tikrųjų nusijuokiau. Ar tu rimtas? Praėjo tik 3 mėnesiai. Žinau. Pasakiau jai, kad tai per anksti. Bet žinai, mama, ji nerimauja. Pasakyk jai, kad man visai patinka būti vienai kurį laiką. Atrandu save be Derek. Iš tikrųjų tai gana malonu. Ir iš tikrųjų buvo. Vėl pradėjau piešti kažką, ko atsisakiau prieš daug metų, nes Derekas sakydavo, kad tai laiko švaistymas. Aš vėl susijungiau su senais draugais, su kuriais buvau praradusi ryšį. Net pradėjau terapiją, bandydama išspręsti pasitikėjimo problemas ir tendenciją ignoruoti raudonas vėliavas. Nathan stebėjo mane per savo kavos puodelį. Tu atrodai kitaip, lyg lengviau. Aš ir jaučiuosi lengviau, lyg būtumei nešiojęs svorį, kurio net nežinojai, ir dabar jis dingo. Džiaugiuosi, jis trumpam patylėjo. Žinau, kad mano metodai buvo ekstremalūs, tas viso melagingo vestuvių dalykas. Bet nesigailiu. Žinau, kad nesigaili. Ir tiesą sakant, aš taip pat nesigailiu. Jei tu man būtum tiesiai pasakęs, aš būčiau susidūrusi su Derek privatumui, jis būtų melavęs. Būčiau norėjusi jam patikėti ir greičiausiai vis dar būčiau su juo, lėtai mirštant viduje, kol jis toliau apgaudinėjo. Būtent. Tuo metu atvyko Klare, šokdama į mūsų bot su savo įprastu dramatizmu. Atsiprašau, kad vėluoju. Eismas buvo beprotiškas. Mes kaip tik kalbėjome apie Nathan neįprastą, bet efektyvų būdą broliškai apsaugoti, pasakiau. Klare nusišypsojo. O ar kalbame apie didžiausią vestuvių katastrofą istorijoje? Taip, tai buvo tikrai įspūdinga. Niekada nesu matęs, kaip 2 žmonių veidai taip greitai pasidaro balti. Visi juokėmės ir tai buvo puiku, normalu, tarsi galbūt aš iš tikrųjų būsiu gerai. Staiga mano telefonas sušnypštė. Žinutė iš nežinomo numerio. Mano skrandis instinktyviai susitraukė. Senas įprotis, kai Derekas rašydavo iš skirtingų numerių, bandydamas priversti mane su juo pasikalbėti. Bet kai atidariau žinutę, ten nebuvo Dereko. Labas, čia Tomas iš meno galerijos. Mačiau jūsų pateiktus paveikslus praėjusią savaitę. Norėtume juos parodyti mūsų artėjančioje vietinių menininkų parodoje. Ar jūs domintų aptarti detalės? Žiūrėjau į žinutę, perskaičiau ją 3 kartus, kad įsitikinčiau, jog tai tikra. Kas nutiko? Paklausė Neitanas, pastebėjęs mano išraišką. Manau, kad šiuo metu įstojau į meno parodą. Klara paėmė mano telefoną, perskaitė žinutę ir suriko taip garsiai, kad kiti kavinės lankytojai atsisuko. O Dieve, tai nuostabu. Kada tu pateikei paveikslus? Praėjusią savaitę. Nemaniau, kad jie iš tiesų jų norės. Tiesiog bandžiau. Neitanas pakėlė kavos puodelį. Už naujas patirtis ir už parodas, kurios baigėsi geriau nei prasidėjo, Klara ir aš pakėlėme puodelius, sutikdamos su juo. Ir už brolius, kurie planuoja sudėtingas keršto schemas, o ne tiesiog pasamdydami nužudymo vykdytoją kaip normalų žmonės, pridėjo Klara. Vėl išsivertėme į juoką, tas, kuris kyla iš to, kad išgyvenome sunkumus ir išėjome stipresni. Sėdėdamos toje kavinėje planavome, kuriuos paveikslus aš turėčiau pristatyti ir diskutavome, ar esu pasiruošusi, kad Neitanas mane supažindintų su savo kolega.
Visiškai ne, tvirtai pasakiau. Ir tada suvokiau kažką svarbaus. Blogiausia mano diena, kai radau Dereką su Amber, kai mano santuoka buvo atskleista kaip melas 200 žmonių akivaizdoje, taip pat tapo geriausios mano gyvenimo pradžia. Toje, kur nepasitenkinu mažiau nei vertinu. Kur pasitikiu savo intuiciją ir klausau tų, kurie mane tikrai myli. Kur tapyba, juokas ir tikro kūrimo procesas. Derekas ir Amber bandė parašyti mano istoriją kaip tragediją, bet aš ją paverčiau visiškai kuo nors kitu, kuo nors geresniu, kuo nors mano. Ir tiesą sakant, tai buvo geriausias kerštas iš visų.